po pietų, šiandien antrą pusę dienos. Prezidentė, sakykit, kaip Jūs vertinat, kad Jūs, sakykime, socialdemokratus liktai vertina kaip tokį atsarginį variantą? Sakykime, nepavyks susitarti, tai galbūt liberalai su Jumis tarsis, galbūt socialliberalai. Žinot, kodėl? Parlamente reikia su visais išsiaiškinti pozicijas, išsiaiškinti nuomonę, kad taip ne iš karto atsiriboti ir su nieko nekalbėti. Mes labai geranoriškai žiūrime į tas nedidelės partijas, tas frakcijas, kurios yra, ir valstiečius, ir Nauja demokratija, krikščionys. Mes su visais pasiruošę kalbėtis, ieškoti bendrų, čiagi bendras valstybinis reikalas, čia nėra koks tai vienos partijos ambicijų klausimas. Tai čia baisiausias dalykas, kad viena partija mano, kai teisėjo, visi kiti klysta. Tai štai pats baisiausias dalykas, reikia ieškoti sprendimų. Ekonomika yra kritiškai padėti, finansai yra kritiškai, biudžetas kritiškai, žmonių gyvenimo lygis labiau negu kritiškas. Tai reikia visos partijos, visi lietuviai, visi piliečiai, tai turi ieškoti sprendimų, racionaliausių sprendimų, efektyviausių sprendimų.